Domine Iesu Christe, ignone ilius divine intentionis, quia interis per sanctissimum cortum laudes Deo Geras klausimas, broliai, kas yra civilizacija? Civilizacija yra gimtosios nuodėmės pasekmių nugalėjimas. Yra gimtoji nuodėmė, kaip žinom, buvo Adomas ir Ieva nusidėjo, pirmoji nuodėmė ir iš to mes gauname gimtąją nuodėmę. Kai gimstam, mes gauname tai, kad mes atsiskyrę nuo Dievo ir gaunam palinkimą į blogį. Palinkimai, nors krikštas nuplauna, šventasis krikštas nuplauna tą pirmąją nuodėmę, gimtąją nuodėmę. Bet palinkimas į blogį lieka. Ir gimtosios nuodėmės pasekmės yra blogis pasaulyje. Visas blogis yra iš nuodėmės, kuris buvo Adomo padarytas, Ievos ir mūsų pačių. Tai civilizacija yra to blogio mumyse ir visam pasauliu nugalėjimas, arba bent jau kiek įmanoma šiai žemėj minimizavimas, sumažinimas to blogio. Ne? Neleidžiamas iškrypimams, iškrypimų propaguotojams eiti gatve. Civilizacija turi bausti blogį, skatinti gėrį. Skatinti šeimą, pavyzdžiui, remti šeimą turi valstybę. Šeimas, remti švietimą. Švietimas turi būti nemelagingas, kuris vestų sielą į dangų, tai yra katalikiškas. Vėl, jau yra gėrio statymas. Ir visos tos klaidos eina iš liberalizmo, prancūzų revoliucijos, o šis savo ruožtu kyla iš būtent protestantismo revoliucijos, kuriuos, kaip matėm, tos švedų eretikus ant vienos vietos šešis užmauna, kaip šešlyka būdavo mūsų ryteriai. Ir tiesiog mes neturim savo armijos dabar katalikiškos, galbūt kažkada, bet mes galim dvasinę armiją ir privalom padaryti kariauti. Motinas padarė savo, kad jinai jau galės triumfuoti prieš tas Rusijos klaidras, kurias Rusija paskelbė visame pasaulyje. Pakleis, pranašavo, kad pakleis 19 metais. Ir iš tikrųjų panašiai atsipildė. Rusija paskelbė kai kur senąjį marksizmą, komunizmą, o kai kur naują marksizmą, būtent šitą antikatalikišką, prieš Dievą nukreiptą marksizmą į universitetus, valstybių vadovai, kaip sakėm, vakaruose valstybių vadovai, universitetų profesoriai, neomarksistai, dauguma. Ir dabar mes matom, kad šitie husarai daužo į gabalus vaizdą, kuris susideda iš dviejų dalių. Yra senasis marksizmas, komunizmas, mūsų policija lieka Vilnių išklijuoti, lieka dabar išklijuoti, dėl to, kad mes nepagojame. Pagojom komunizmą. Vyrai, mes prieš komunizmą. Realiai, pradėjau paradą. Tai policija nesustabdė, neišvaikė, kaip turėjo pareigą padaryti, bet dėja, sakymą buvo saugojo jį. Ir sako, klyvas, tikrai klijavom, bet mes tik tai juos palikome, neklijuojam, bet matydami tai čia yra komunizmas, senasis marksizmas, kuris išsivystė iš liberalizmo senesnio, o liberalizmas išsivystė iš protestantizmo revoliucijos. Tai čia tą pačią revoliuciją, tik tai naują pavidalų daužo mūsų sąryšį, plakatę. Čia dar naujesnis modelis čia yra, labai čia updėti čia viskas, yra neomarksizmas. Senasis marksizmas, naujesnis žaliasis, bet labai, labai rykštinis. Ir žaliasis žalieji, ateit už gamtą, ir iš tikrųjų tai jie yra prieš Dievą, prieš tą Dievo tvarką. Ar būtas istorijoje žalia, o viduje raudonas. Ir matom, čia lavna priekodis, čia raudonas, plaukiančiai, taip gražiai, harmoningai perėina tą raudoną šitą sovietinę spalvą, ir viskas labai. Marksistai sėdi, marksistai sėdi visų, neomarksistai valdo Europos vyriausybės, universitetus ir toliau. Ir mūsų katalikiška civilizacija, kurią Statkevičius, tradicija, visų tradicija, daužo ir mes taip einam kartu antitvarką,
tiesiog reikia toliau kariauti. Nu, jau žygius į Lietuvą.